Sveiki, brangus, mylimi, geros valios žmonės. Šiandieną nusprendžiau su jumis susitikti po ilgos pertraukos, kur buvo transliuojami keletas laivų. Ir kadangi esu žmogus nebeingas savo aplinkai ir savo, ir esu vedama tokio dalinimosi gal pojūčio, nusprendžiau sukurti kanalą, YouTube kanalą. Tai šiandieną yra YouTube kanalo debiutas. Ir jūs visus kviečiu pas save pasidalinti mintimis tiesiog. YouTube kanalas Šviesos mazgas kilo iš labai gilaus pojūčio ir noro padėti žmonėm. O kas į tai įeina? Pagalba žmogui yra labai didelė vertybė. Ir kadangi tiesiogiai mano specialybė yra surišta su tuo, kad tiesiog turi atsidurti kartais ir įvairiose situacijose ir priimti įvairius sprendimus, norint padėti žmogui. Tai kadangi pajaučiau ir turėjau tokį norą visą laiką matyti laimingą žmogų, o man laimingas žmogus tai yra sveikas žmogus. Tai į tai įeina labai daug. Ir esu už tokią vertybę, kad žmogaus gimimas ir žmogaus išėjimas man yra patys svarbiausi dalykai, nes jie užima labai ilgą kelio tokį, kaip aš sakau, atkarpą netgi viso gyvenimo ilgamžiškumo išsaugojimas. Ir kiek mes save mylėsime, kiek mes galėsime savo padovanoti tokių gražių akimirkų, kad prailgintumėm gyvenimą, tai tiek mes savo aplinkoje būsime laimingi ir sukursime labai tiesiog sėkme, likimu apdovanotų žmonių ir sutiksime ir pritrauksime ir mokėsime pasidalinti. Kadangi turiu sukūrusi grupę Mediko žvilgsnis pro rožinius akinius, tenai sulaukiau daug klausimų, į kuriuos šiandien bandyčiau tiesiog jum atsakyti. Ir galbūt tiesiog kažkas iš to gražaus gims, kadangi kūčios yra magijos laikas. Kada sulaukiau klausimų apie žmogaus tokį skausmo tašką galbūt, ar ne? Manau, mes visi jų turime, tų skausmo taškų. Tai buvo paklausta, ar tau yra gyvenimas kokybė? Žinokite, tikrai aš gyvenu, pasirodo, ir sulaukiu visiškai nebereikalo tokio klausimo, nes aš iš tikrųjų esu labai už kokybę. Ir aš skaitau, kad kokybė, kodėl jinai yra mano gyvenime, nes tiesiog nieko už dyką mes kartais negauname, reikia viską susikurti mums. Tai aš galvoju, kokybė tai yra vienintelis dalykas, kuris kainuoti turėtų mūsų gyvenime. O tai, kada yra kokybė, tada mes esame motyvuoti. Iš savęs mes tada ieškome išraiškų geriausio savo tokio kaip paskirties, kokia yra mūsų paskirtis tada. Ir tai laikui einant, jeigu mes nenustojame tą daryti, ieškoti savęs, savo paskirties, mes užauginame išliekamąją vertę. Tai išliekamąją vertė, jinai tikrai visą laiką bus vertėje, kada jinai yra kokybiška, kokybės atžvilgiu. Išlaikyti kokybišką vertę, išliekamąją vertę, tai kokybė yra labai svarbu. Ir taip reikia kažkaip save išreikšti. Tai sako, kaip save išreikšti? Sulaukiau klausimo, sako, mes turim baimę galbūt pakalbėti, sako, Oksanėlė, pasakykit, kaip galima save išreikšti. Tai aš čia tiesiog turiu svečiuosi ir sūnų, jis yra 27 metų ir jaunos grandies toksai irgi už vertybės puoselėtojas galbūt irgi, tai aš tiesiog jo daug klausimų paklausiau. Vienas iš tų klausimų, kaip save išreikšti, išlaikant šitą kokybišką vertę. Jisai, mama sako, turėtų būti saviraiška. Turi būti toksai savitumas, savęs savitumas. Turėkime savo tokį savitumą ir viską pradėkime galbūt nuo savęs.
Paskui buvo toksai momentas, kada priejo prie manęs mano geri pažįstami, sako, kaip motyvuoti žmonės ir kuom juos motyvuoti, nuo ko pradėti, kad mes kažkaip per šventes esam irgi labai bėgime ir kažkaip tai labai savo daug tokių reikalavimų užsikeliam, ar ne? Tai tiesiog reikia pasakyti, kad pasitikėjimas savimi ir žinojimas, ko tu nori. O kartais gyvenime reikia tiek nedaug tokių paprastų dalykų, tiesiog žinoti, ko tu nori. Bet daugelis žmonių šiais laikais jie tikrai nežino, ko jie nori. Ir tada tas yra toksai galbūt nuliūdėjimas. Aš skatinu žmonės, kad jie tiesiog nebijotų turėti savo savitumą ir jie ieškotų galbūt to atsakymo, ko aš noriu. Nes kada tu žinai, ko tu nori, tai tau bet koks vėjas palankus, kai aš sakau. Ir jei tu žinai, ko tu nori, tau jokios audros nebaisios, tai tu ir nuplauksi į tą uostą, jeigu tu žinai, į kokį uostą tu nori plaukti. Jokie vėjai tau tada yra nebaisus. Paskui klausimas buvo, kaip pritraukti žmonių, ar į bendruomenę, ar į savo gyvenimą, ar kažkaip tai rasti bendramintį, kuom reikia remtis, sako, pasakyk. Aš visą laiką remiuosi klausinėdama žmonių, kaip iš šono atrodo, gal tiesiog tu geriau žinai, kaip iš šono atrodo. Tai tiesiog nebijokime užduoti klausimus ir kuom vadovaujantis žmogus turėtų pritraukti tuos sėkmingus arba bendruomenės žmonės, arba į kokią bendruomenę pats tu galbūt norėtum eiti. Tai turi būti pasitikėjimas ir tikėjimas, aš taip manau. Jeigu tu pasitiki šitą bendruomenę ir tu tiki tą viziją, tu gyveni ne iliuzijom, o vizijom, tai yra viskas labai tvarkoj tada. Tai atsiranda viskas savaime, tam tikroj vietoj, tam tikrų laiku ir su savais. O ką patartum žmogui, kada tiesiog jisai jaučiasi nevertinamas? Aš galvoju, mes daug kalbam apie vertybės, apie vertę, apie išliekamąją vertę. Ir sulaukiu tokio klausimo, ką tu patartumai žmogui, kuris visiškai jaučiasi nevertinamas. Aš labai ilgai galvojau, nes buvau tikrai ir pati atsidūrusi, kada nuskaudėjo kažkur tai, kaip aš sakau, perėjau iš šviesos linijos į tamsiąją liniją ir kažką galbūt pražiūrėjau, kad pas mane apsigyveno toks jausmas, kad aš turėjau tokį pojūtį, kad aš jaučiuosi nevertinama. Tai kada užklausiau savo brangių žmonių, ką tu galėtumė atsakyti tą klausimą, tai aš sulaukiu tokio įdomaus atsakymo. Pamilti save. Pamilti save. Bet jūs įsivaizduokit, kaip tai yra gera, kada tu tikrai pamatai, kad tu gali pamilti save. Ir tas, kad geros valios žmonių toks yra misijos, galbūt net užsideda kiti žmonės tokią misiją, kad geros valios žmogumi aš noriu būti. O mano akim yra geros valios žmonės, jie kuria pasaulį. Aš taip pajaučiu ir tą noriu jum perteikti, kad geros valios žmonės, jie kuria pasaulį. Tačiau juk ir mes esame pasaulio dalis. Ir tada pamilkime save ir pradėkime viską nuo savęs. Ir tas pasaulis tikrai pasidarys daug, daug gražesnis. O kas paprasta dažniausiai, tai yra jau atrasta. O kas neatrasta, skatinu atrasti kartu. Todėl dalinuosi šitu šviesos mazgo sukurtų kanalu ir kviečiu žmonės, kurie nori gyventi ne kreivų veidrodžių karalystėje, o jie turėtų užsidėti galbūt ne karūnas, o kad toj kreivų veidrodžių karalystėje
galbūt neatsidurti ir kad joje būtų ramybė. Vat, kad nebūtų tų kreivų veidrodžių karalystės, o karaliautų mūsų namuose ramybė. Keletą dar turėjau pasirašiusi tokių pastabų, kada ateina toksai laikotarpis, ypatingai kalėdinis laikotarpis, aš pagalvoju, kad galbūt daugelis neturi net artimo žmogaus, net namučiuose kažkaip tai to šilumos ar drąsos ar vienybės kažkokio tokio trūksta jam pojūčio, kad jis norėtų galbūt vienytis, bet jis neišdrįsta. Tai aš skatinu šitam kanale žmonės vienytis. Nes kada mes susivienijame, tai yra labai gilu. Ir tada mes jaučiame, kad mes turime viltį. Kada mes turime vienas kitą, mes jau turime viltį. Nes vienas žmogus jisai neužauga. Jį kažkas turi užauginti. Suprantat? Tai tokia stipri galia yra bendruomenė, visuomenė. Ir kada tu atsiduri nebe vienas, tu tada turi viltį. O viltis juk miršta paskutinė. Tai ir tą, kada mes patys taip gyvename, mes norime perteikti patį gražiausią ir kitam, nes svarbus dalykas yra, kad užauginti žmogų yra labai daug, bet išlikti žmogumi yra dar daugiau. Ir jeigu tu jau jauti tą Dievo palytėjimą, kad tu esi žmogiškas, aš iš karto noriu sakyti, išlik ir dieviškas. Nes man žmogus yra, tai aš sakau, būkime žmogiški, bet išlikime dieviški. Nes taip mes tik tai augame, dalindamiesi ir mylėdami vieni kitus. Kada ruošiausi šviesos mazgo laidai šitai, aš taip mintimis prabėgau ne tik visus metus, bet visą savo gyvenimą tiesiog net. Ir kai pagalvoju, kiek yra mazgų, kiek yra atomazgų, kiek yra raizgalynės, kur tas mazgas užtemptas atrodo niekada neatsiriš. Bet ten, kur yra šviesa, tamsai jau nebėra galimybės būti. Ir šitą mazgą, jeigu mes rištumėm arba užrištumėm arba atrištumėm jį šviesoje, mes tikrai su ta situacija ir su tuo laiku susitvarkytumėm daug greičiau, kadangi tai yra šviesa. Ir medicinoje, kiek skaičiau, yra ir daug mazgų, ir chirurgo mazgas, ir naujagimio bambagyslės mazgas, kai aš sakau, kiti sako, kirpk jau laikas, kai užauga žmogus. Lygiai taip pat yra karmos mazgas pasirodo, yra skydliaukės visų ligų mazgas. Žodžiu, čia labai yra daug ką papasakoti apie tai. Ir meilės mazgas, ir vienybės mazgas. Ir aš galvoju, kodėl man iš to gilaus tokio pojūčio, kada nueinu į tą savo gylį ir dalinuosi su žmonėm ir lygiai taip pat jų istorijas bandau kažkaip tai perteikti, perrezonuoti, aš galvoju, kodėl po to ateina tokie išgyvenimai, kažkokie pojūčiai, kada tai plika akim atrodo nematoma, bet tai širdim yra matoma. Tai kaip atrodo, gali kartais ir būti nesuprastas, bet tai pasirodo yra apie ką reikia pakalbėti. Nes dabar šie laikai, tai jie ir yra tokie, kada šviesos ten mazgas atėjo nebereikalo reiškia, jis yra dar matuojamas greičio vienetas pasirodo. Ir kai skaičiau apie tą savo pojūtį vidinį, pradėjau ieškoti informacijos, skaičiau, galvoju, kas čia atsitiko, kodėl man toks atėjo pasidalinimas su jumis, kad reikia man kažkaip tą išjausti giliau galbūt. Tai skaičiau, žinokite, ir verkiau, kada į rankas pakliuvo man Bernardinų, toksai tinklapis yra Bernardinai,
Ten yra dažniausiai kunigų ir tikinčių žmonių pasisakymai. Ir pasirodo, ten yra netgi Švento Patricijaus, Švento Pranciškaus mazgas, įsivaizduojate? Nu tada visai jau tada susimašiau, galvoju, kaip, ką nori man apie tai pasakyti tas Šventas Pranciškaus mazgas. Jis pasirodo labai senais laikais, kada jūreiviai irklavo ir nuo vadinamo, kaip tas, nuo vienuolio iki jūreivio buvo rišami ant lyno mazgai ir jūreiviai išsigelbėdavo, jie turėdavo ten kažkokią mistiką, misiją, bet tie 3 mazgai, vadinami Pranciškaus mazgai, buvo įvardinti kaip neturtas, skaistumas ir nuolankumas. Tai kiek įdomiai aš tada atsidūriau vėl į tą laiką, kūčių laiką ypatingai. Tai tam kūčių laike vyksta tikros magijos, kai aš sakau. Ir ką norėčiau daugiau pakalbėti apie tą pojūtį šviesos mazgo kanalo, kad būkime mes šviesios galbūt būtybės, neužstrikime, nebūkime surišti, mokėkime trišti visus mazgus, visus skausmus, visas negalias, visas sukauptas savo galbūt negatyvias patirtis, paverskime tas patirtis šią dieną šviesa. Šviesa, jinai atrodo neturi garso, bet kai kurie ją girdi. Ir tai yra galbūt net ir tokia drąsa apie tai kalbėti, ar ne? Aš galvoju, ar atsirastų daugiau žmonių, galbūt, kurie irgi galėtų kažką panašaus pasakyti, kad mato ne akimis, o mato širdimi. Kad šviesa yra matoma ne tik akim, jinai yra matoma kitaip dar. Ir kada ateina tos kalėdos, aš galvoju, ką daugiau čia galima jas įterpti, įpinti, viskas persipina, viskas gražiai pereina į tam tikrus džiaugsmingus momentus taip pat. Labas, Sufytė, pas mane dar čia yra katytė, tai jinai čia smalsuolė, irgi kažką gal nori pasidalinti su mumis. Ir tas pasidalinimas, kuris vyksta per kalėdas, man atrodo, jisai atriša širdis. Ir man tas, kaip medikui, ta širdis atrodo ir mazgas. Bet kada pagalvoju apie šviesos mazgą ir apie širdį, tai aš manau, kad tas pasidalinimas atriša mums širdis. Ir tada, kada matau keletą filmų kartais ir kaip švenčia visi labai taip turtingai netgi kalėdas, bet pagrindinio dalyko visi laukia to kalėdų senelio. Nes kalėdų senelis jis ateina, galbūt ir pavargęs per tiek 100 000 kilometrų, jis yra ramus, bet jis atsineša labai didelį maišą dovanų. Ir aš galvoju, kokia sunki jo našta. Bet kada jame yra sukrauta ta maiše džiaugsmai, jinai gal nėra tokia labai sunki. Ir aš galvoju, kokia tai yra atsakomybė užrišti gerai maišą, kad tas dovanas neišmesti, nepamesti, atnešti iki jūsų. Ir iš kitos pusės pagalvoju, ar jisai yra laimingas vienas nešdamas tą visą savo kalėdinį maišą užrištą. Ir tas šilumos prisilietimas prie žmogaus, jis atriša tikrai mums širdis. Ir aš galvoju, kaip yra gera, kada atriša tą kalėdų maišą, ar ne, ir visi su nuostaba laukia kiekvienas savo dovanėlės. Per tą dalinimąsi, per tą neužrištą maišą, kiek padarome, perteikdami daug laimingų kitų žmonių. Ir jeigu ten kažko ir neištrauks iš to maišo, galbūt tau kažkas tą dieną bus ne taip, kaip visą laiką, ko tu tikiesi, bet tau bus padovanotas kitoks pojūtis, šypsena, apkabinimas, kažkoks bendras šokis.
kažkoks bendras kavos gėrimas, prisiminimas, mintimis nukels tave į vaikystę galbūt ir nėra tėvelių pas daugą. Jūs tiesiog sušildys toj vienatvėj. Tai aš esu už tą gražų jausmą, kalėdų magijos jausmą, kuris atriša tiesiog dangų. Iš jo krenta snaigės, iš jo krenta žvaigždės, iš jo krenta norai į mūsų širdis. Neuždarykime širdžių, priimkime jas. Man kalbėti apie tai yra labai reikalinga, nes aš jaučiuosi labai laiminga. Žmonių bendruomenė, jinai yra toks gyvas ryšys ir žinoti, kad tu esi ne vienas, tai yra atsakymas, kad jame yra viltis, o viltis juk miršta paskutinė. Ir į savo kanalą kviečiu žmones ir pasidalinti gyvom istorijom. Jų yra dabar bent jau 4 ir jos yra su labai laiminga pabaiga, kada mes pamiršom vargus, skausmus, o pasikvietėm į namus džiaugsmus. Ir galbūt tau kažkas nepasakė šiandien kažkokio gero žodžio, tai aš tau sakau, kad aš tave myliu. Nes tu esi Dievo vaikas, lygiai taip pat. Ir galbūt kažkam tai sušildi širdelę. Ir mes taip susirišime per šviesos mazgą ir ne vieną kartą. Tai toks mano būtų šitos dienos galbūt ypatingos kalėdų magiškas vakaras, lai atriša mum širdis. Pripildo juos neeiliniais pojūčiais, kada tu gali jaustis visą laiką laimingas. Ne tik tą dieną, ne tik tuos metus, bet tiesiog prailgink savo gyvenimą gražiais darbais. Išlik save mylintis. Perteik per save džiaugsmą kitam. Taip tu tik tai praturtėsi. Turtas kitą kartą yra materija, bet iš materijos, kuri neturi gyvybės, ilgamžiškumo neišausim. Tai esu labai dėkinga savo artimiem žmonėm, kurie tiek laiko, nedaug atrodo, esame visi tame mano ir kitame sukurtame grupės kanale. Ir gyvenime mes esame vieni kitiem nebejingi, mes vieni kitiem labai reikalingi. Tai aš labai dėkoju už atvirumą, tam tikrų istorijų, kurias papasako žmonės, jūs jas išgirsite patys. Aš esu labai dėkinga už pasitikėjimą manimi, kur tiesiog skatina mane nelikti abejingai net ir savo ir taip pat jum, kur daro mane labai turtinga tiesiog. Tai sėdžiu ir galvoju, kaip galima nemylėti gyvenimo, kada tu gali pasakyti, viskas yra čia svarbu, viskas yra gyvenime svarbu. Tik mes to nepamirškime. Dabar paskutiniu metu pradėjau skaityti daug Beno Lyrio kunigo knygų ir galvoju, o Dieve, kaip tai yra artima, kodėl anksčiau mes apie tai nekalbėdavom, kodėl mes bijodavom būti patys savimi ir tiesiog pakalbėti apie tai, kas yra paprasta, tas jau yra atrasta. O kas yra nepaprasta, tai atraskime kartu su ta didelė meile, su ta pagalba galbūt teisinga,
reikalingas, kada tu gali būti ne tik dėl naudos. Mačiau savo gyvenime ligoniniai labai daug ir mirčių, ir gyvybės, ir visko mačiau, kaip žmonės kvepavo mirčiai akis. Bet man užstrigo keli atvejai, kurie žmonės buvo labai palaiminti ir laimingi, jie švytėjo visiškai kitaip, jie švietė. Ir viena močiutė pasakė, aš nežinau, kiek man liko gyventi, bet aš esu laiminga, kada pas mane vaikai ateina, ne į tuščias rankas jie bėga man į glėbį. Net kada mano rankos tuščios, jie bėga man į glėbį. Tai aš pagalvojau, kiek tai yra tikrai įdėta meilės į savo perpintą gyvenimą, perteiktą netgi tą gyvenimą. Ir koks tu gali būti laimingas kaip žmogus, kaip mama, kaip artimas kažkieno, tai kad tau nereikia sakyti, atvažiuokit mane aplankyti į ligoninę, ar ne? Kada bėgat pas tave vaikai, net į tuščias tavo rankas, kada tu neturi net atrodo, ką duoti. Aš galvoju, kokia tai yra didelė Dievo galia pajausti ir pamatyti ir suvokti. Suvokimas, aš manau, yra pati didžiausia Dievo galia. Aš linkiu jum susiklausimo, suvokimo vieni tarp kitų, palaikymo, paskatinimo. Tiesiog pabūti tyloje, kad išgirstumėte, ką Dievas jums nori pasakyti, ką krintanti žvaigždė tau nori atnešti tavo širdį. Ačiū jums labai ir labai dėkoju, kad skiriate laiko, kad švenčiate tą gražų kūčių vakarą, kad dėkojate, kad esate tiesiog žmonės žmogiški, geros valios žmonės, kurie kuria pasaulį. O tas pasaulis yra visas dėl mūsų ir jame mes esame. Ir pradėkime nuo savęs. Tai va, su tokiu palinkėjimu aš norėčiau su jumis atsisveikinti. Žinoma, rašykite komentarą. Gal kažkas ne visai ir suprantama atrodo, bet kitą kartą gal ir nereikia kažko daug suprasti. Tiesiog reikia pastebėti, ką tau atneš rytojus. Ir pradėkime nuo šiandieną, pradėkime nuo savęs. Tiesiog gyventi šviesoje, meilėje ir pilnatvėje. Ačiū jums labai, labai jūs visus myliu ir tiesiog esu laiminga, kad vyksta tokie dalykai mano gyvenime kartu su jumis. Gražių, šiltų, ramių, palaimintų, šventų kalėdų jums. Šviesos mazgas susiriš kitame arba galbūt naujuose metuose per kažkokį tai išjaustą pojūtį vėl. Ačiū, viso geriausio.